Spėsim? Nuo 2:03 jau ten toli matos. Tip top, man atrodo, bus man timingo. Ir spėjau. Nuovargio tai nėra, tik pradžiai to stresiuko biškai buvo. Truputėlį, kai Vilniui paskelbė, kad vėluos ir neaišku kiek vėluos, o persėdimą turėjom trumpą Frankfurte. 5 minutės, tai buvo šiek tiek įtampos. Dėl nuovargio tai viskas okei, įpratėm su mažai miego, čia toks jau režimas turi būti. Atvykus į Nicą, mūsų laukia jau vairuotojas, kuris mumis nuvežė į garažą, kur technikai buvo paruošę mums automobilius. Mes atvykę susikalibravome įrangą, sutikrinome, ar viskas veikia ir viskas einasi pagal planą su įranga ir automobiliais. Išvykome į pirmosius testus, tai Col de Torini ir Les Bras. Lokacija buvo priimta teisinga, kelionė truko iki testų apie valandą laiko. Dar turėjom, sustojom, pasitikrinom mašinos nustatymus, nes mašina ką tik po surinkimo realiai nebuvo testuota, tai kelyje turėjom pirmus prisilietimus prie jos. Tai technikai truputėlį padėjo Arūnui susireguliuoti statymus, paaiškino, kaip kas veikia ir pasiekėm į testų vietą. Na ką, atvykom į paskutinius greičio ruožus varžybų. Mes dabar vykdome testų sesiją, susirašėme kelią, sudarėm kelio stenogramą. Galiu pasakyti, kad tikrai užduotas organizatorių tempas yra itin aukštas, nors ir važiuojame vidutiniu užduotų tempu, yra dar aukštesnis, bet jį palaikyti tikrai bus didelis iššūkis. Kaip visada organizatoriai čia jau nepagailė iššūkių, ypač 18 ruožas, tikrai darbinis ir tikrai teks labai stengtis vykti savo laiką. Susirašėm dabar stenogramą, važiuosim susitikrinti 17-18 ir bandysim jau tokiu varžybiniu, sakykim, tempu ir tada dar planas išvažiuoti sutemus, kad gautumėm pilnas sąlygas, ką
ką ir gausim, jeigu reikės važiuoti rezultatui. Tai kaip tu ten padarysi? Tai netgi jeigu yra tiesioji, aš rašau 50 ženklas ir tada vėl atstumą duodu iki posūkio. Šoniniai stulpeliai, kilometriniai stulpeliai, autobusų stotelės. Visus įtraukti. Viskas būdavo naktį įtraukta. Išaušo sausio 31 diena, reiškia, liko viena diena iki starto. Šį rytą atsikėlėme visi pailsėję po vakar dienos, kuri buvo įtempta. Keliavom, mes atskridom, kas atvažiavo iš Lietuvos į Prancūziją. Turėjom susirašymus į sesiją, susirašėm greičio ruožus. Iš tikrųjų, tai įtempta dienelė buvo, dar turėjom techninių iššūkių, pasibaigė kuras mums kalnuose, tai turėjom spręsti tas problemas. Tai įtemptas laikas buvo, atsikėlėm šiandien pailsėję ir laukiam naujos dienos. Važiuosime į jau vakar surašytus greičio ruožus, 17 ir 18, kurie bus varžybų pabaigoje. Ir juos pravažiavę pasitikrinsim, ar viską gerai susirašėm. Ir šiandien važiuojame jau į Monaką, kur mūsų laukia administracinė komisija, techninė komisija. Ir po šitų visų procedūrų lauks vakare jau vakarėlis prieš varžybas. Ir taip mes čia. Čia aišku sniego nėra, bet kur važiavom jau buvo sniego, ledo. Danga sausa, kaip čia. Ir jeigu sutinki priešinį eismą, būtinai mašina atvažiuoja posūkyje. Kolegas mes matėm sustojus. Iš akių negaliu pasakyti, kas atsitiko. Kiek supratau, iš po to telefoninių pokalbių atsitiko kažkas pas juos su varikliu. Sugedo variklis ir, nežinau, yra įvairių variantų, kaip jie turėtų toliau tęsti. Status 9. Palikutėlę.
150, yeah? Yes, there is insurance. This is for your temporary license. Yes, there is medical cards, yeah. This is fine. That's a long way, guys. You came the whole way down. Wow. Oui, le 126, il dit qu'il n'a pas eu les numéros. C'est possible? Alors, yes. Two numbers. One is to go on the windscreen. Yes. Okay, our windscreen's very tight. Then don't stick it right now. Yes. Go to the technical verification and you show the car to the technical verification and you ask them where to put it best. Okay. Dabar reikia susiklijuoti lipdukus, praėjome administracinę komisiją, reikia susiklijuoti likusius lipdukus ant automobilio ir tada, kai bus jau paruoštas automobilis, klijuoti lipdukai pagal schemą, važiuosim į eilę ir ten yra techninė apžiūra varžybų ir atliksime techninę apžiūrą. Okay. Achou Labas. Labas. That's all I know. It's a start. The extinguisher for fire, fire extinguisher. Ai, gesintuvas. You need it inside the car. But in the car is important to fix the fixage of the.